Ar teisingu keliu einu, ar teisingai renkuosi. Bus dvi pozicijos. Pasirinkite pagal savo nuojautą, kuri kaladės pusė jūs labiau traukia. Ir mes pažiūrėsime jūsų pasirinkimo tendencijas ir patarimus. Kas pasirinko pirmą poziciją, žiūrime, ar teisingu keliu eina. Karalius kažkodėl tai apvirtęs. Ir patarimas jums. Kaladės dugne mes matome bokštą. Tai apie tam tikras griūtis, pertvarkas nuo fundamento, tai arba jau jos vyksta, arba jos vyko nesenai, arba jos yra dar priekyje artimiajam periode. Taigi, ar teisingu keliu einate? Kelias, kurį pasirinko šis žmogus, yra labiau racionalus, labiau materialus, išskaičiuotas. Žmogus nueina nuo emocijų ir ieško raktų į tam tikrų situacijų sprendimą. Tai ar tai jūs norite uždaryti tam tikrą ciklą, ar jūs jį norite atverti, jums sako, nebijokite bandyti naują kelią. Ir mes pažiūrėsime, taip, tai čia yra labiau susiję su emocijomis. Mes matome besikartojančią kortą 8 taurių, kai žmogus kaip ir palieka tas, kas išsikvepia seną ir eina ieškoti naujų pojūčių gyvenime. Galbūt norėsis uždaryti tam tikrą emocinį ratą, kuriame buvote prieš tai. Ir bandysite naujus kelius. Mes turime priekį aukščiausiai teismą, tai kaip ir pakankamai svarus yra du didieji arkanai. Vienas ir kitas, jie yra praktiškai bylojantis apie pabaigą tam tikro ciklo. Tuo labiau bokštą mes turime taip pat netoliese. Taigi žiūrime, apie ką kalba mums aukščiausiasis teismas ir apie ką jisai nekalba. Pirmiausiai, aukščiausiasis teismas kalba apie tai, kad turite padaryti pasirinkimą rutininiuose veiksmuose ir juose turite siekti tam tikro ciklo, nežiūrinti tai, kad jūs gal jausitės štai toksai ar neįnikęs į tam tikrus dalykus, o norėsis jaustis kaip po atsipalaidavus ir šiaip su mažiau tokių rūpesčių. Bet jeigu tai yra kelias, kuriuo jūs einate, reikia suprasti, kad nenueis kelias be kojų teisingai. Tai reikia šiek tiek paplakti kojytėmis. Ir ką jums patarė? Vienas iš svarbiausių aspektų 7 karduose tai yra iliuzijos ir svarbiausia, kad jūs neapgaudinėtumėt patys save. Aš jums to parodysiu iš arčiau. Čia dailininkas ant molberto piešia vaizdą, nors mato visai kitą, kas yra realybėje. Tai yra vienas iš grėsmių patekti į tam tikras iliuzijas. Jeigu jūs jų išvengsite, tai dar yra vienas traktavimas šios kortos, kaip ir naujų kelių ieškojimas. Ir galimai mes galime drąsiai ją pritempti būtent prie raktų. Žiūrėkite, kaladės dugne mes turime imperatorių. Tai manau, kad tikrai jums tai neleidžia nueiti į tam tikras iliuzijas, bet vis tik nuo jų pasisaugokite. Ar teisingu keliu einate? Taip, nebijokite bandyti naują, nebijokite tam tikro rutininio veiksmo, kurios gali tekti atlikti, neapgaudinėkite savęs. Ir jeigu kažką reikia pertvarkyti, štai kaip čia mes turime bokštą, ar ne, tai reikia leisti tiesiog griūti, užsibaigti tam tikriems dalykams. Einate nuo emocijų ir nueikite ir teisingai darote. Čia buvo informacija tiems, kurie rinkosi pirmą variantą. Ar teisingo keliu einate?
Antras variantas. Patarimas jums. Pagal bendrą situaciją, kuri tiks tiems, kurie žiūri, tai apie būsenas, kai žmogus jaučiasi pakibęs, kaip auka, ar ne? Arba reikėjo kažką tai paaukoti. Neaišku, kiek laiko jūs joje kabote ar kabėjote. Tai gali būti susiję su tam tikra apgaule ar savisabotažu. Galimai tai buvo kažkokie tai daryti veiksmai ten, kur jūs norėjote judėti ir susidūrėte su tam tikrais netitikimais, ar ne? Vienaip įsivaizdavote, o kitokia realybė pasirodė. Taigi, ar teisingų kelių einate ten, kur jūs dabar esate, ar ne, apie jūsų situaciją? Tai būtų situacija, kuri buvo ilgai pakabinta, kaip ir vyksta tam tikros transformacijos, veriasi perspektyvos ir perspektyvos jos liečia būtent Pentaklių karalienę. Kas į tolimesnę tendenciją, tai susidursite su tam tikrais teisingumo įstatymų ar popierių ar nuostatų trikdžiais, kas jums gali daužyti širdelę, ar ne? Planus, kas gali atrodyti visiškai nemalonu. Tai gali būti ir tam tikra karminė situacija, kuri iš tiesų vyksta teisingai taip, kaip jinai turi vykti. Tai pasižiūrėkite kiekvienas pagal savo situaciją, kuris atsakymas jums labiau tinka. Ir kaip ir matome mes kažkokią tai išeitį iš tos visos situacijos, kurioje jūs galbūt ir buvote. Štai mes turime kaladės dugne, kai žmogus nori išeiti, ištrūkti iš tam tikrų situacijų. Mes turim 2 taro kortas, kurios mums praktiškai apie tą patį kitame kontekste kalba. Tai pakaruoklis ir 9 skeptrų. Kai žmogus kaip ir užsidaręs yra nuo tam tikrų įvykių, tai nuo išorinio ar tai nuo vidinio aplinkybių. Bet mes matome, kad nekurie dalykai gali susiklostyti patys savaime, nežiūrinti tai, kad jūs esate atsisukę į tą teisingumo pusę, ar gal jaučiate neteisybę, o gal yra tikrai kažkokie tai juridiniai kontekstai, kurie jums trukdo eiti tuo keliu. Bet jie turi tendenciją įsispręsti. Žiūrėkite, sekantis po to yra apie pilnatvę, apie finansinę pilnatvę. Jeigu jūsų tikslas, kuriuo jūs keliu einate, yra užsipildyti save, tai šioje vietoje taip, jūs kaip ir pasieksite tą tikslą, neskaitant to, kad jums dėl nekurių dalykų bus iš tiesų nesmagu ir neramu. Ir patarimas jums, lipkite aukščiau tos situacijos, kaip jinai yra. Pasiklausykite žmonių, kurie galbūt jau yra tai perėję, peržiūrėkite savo autoritetų prioritetus. Galbūt tai yra nežinojimo klausimas, kad jums kyla abejonės teisingo ar neteisingo keliu jūs einate. Yra tam tikri dalykai, per kuriuos mes turime pereiti ir kitas iki jie būna net neišvengiami. Tai ką jums patarė? Mokykitės iš kitų, žiūrėkite į tam tikras situacijas aukščiau, palipkite virš tų situacijų. Ne tiek reikia daužyti savo širdį dėl tam tikrų aplinkybių, kurių jūs galbūt neįtakojate. Galbūt tos aplinkybės, kaip teisingumas, jos turi vykti. Ir jūs per jas pereisite. Galbūt tas nerimas, kurį kelia tam tikri dalykai į ateitį, apie kuriuos jūs dar nežinote, yra pagrindas jums neišeiti iš šito narvelio. Matot, čia žmogus pats yra užsidaręs šitame narvelėje savo norų. Durys kaip ir atviros, kaip ir galėtų eiti, bet jį stagnuoja kažkas tai. Tai nesistagnuokite, eikite, viską praeisite, mes dar įsitraukiame papildomą kortą ir dar jums parodau iš arčiau. Viskas turėtų būti kaip ir gerai, gal ne iš karto. Pereisite, pamatysite ir man pasakysite. Taigi linkiu sėkmės.
kažko tai laukiate, 9 pentakliai jau toliau už 7 pentaklius, tai tikrai galite sulaukti. Sėkmės jums.